Sveiki visi, aš esu Ana Kernovič, tarptautinė Blakstienų meistrė, trenerė bei ekspertė, ir kuri jau 12 metų neįsivaizduoja savo darbo dienos be blakstienų. Šiandieną jūs klausotės podcast'o su 3 žaviom merginom, sveikos merginos. Mes šiandieną kalbėsime apie tai, kaip iš blakstienų meistrės tapti sėkmingą blakstienų trenerę. Tam, kad tapti treneriu, užtenka tik gerai atlikti blakstienų priauginimą. Reikia turėti tam tikrų žinių, kaip išmokinti mokinį, kaip sukurti stiprią mokymų programą ir kaip mokiniui padėti tapti savo srities profesionalu. Ir būtent mes šiandieną apie tai ir kalbėsime su pašnekovėm. Pakviečiau 3 nuostabias merginas, kurios baigė mano trenerio kursus ir šiandieną sėkmingai moko kitus. Jos pasidalins savo patirtimi, iššūkiais toms, kas svajoja tapti blakstienų trenerėmis. Taigi kviečiu jūs klausytis ir pasisemti įkvėpimo. Sveiki, labai malonu, Ana, kad pakvietėte mane į podcastą. Esu Gintarė Leskauskienė, esu blakstienų priauginimo meistrė bei trenerė. Dirbu daugiau nei 7 metus su blakstienų priauginimu ir 2 metai dirbu kaip blakstienų priauginimo trenerė. Sėkminga trenerė, pamiršai paminėti. Kaip nusprendėte tapti blakstienų trenerė? Po 5 metų darbo patirties galvojau, kad kažko reikia paįvairinti. Ir kažkaip mano klientės, aplinkiniai žmonės pradėjo manęs klausti: Gintarė, kodėl tu nevedi kursų? Ir aš pagalvojau, kodėlgi ne? Sako, aš labai norėčiau pas tave išsimokinti. Ir kažkaip galvojau, man reikia pradėti vesti kursus. Čia vis laiko buvo toks pirmas arkliukas, kai kas nors užklausė, kodėl tu dar nevedi, ir toks cinkti. Ir tiesiog galvojau, o kodėlgi ne? Ir pradėjau aš ieškoti blakstienų priauginimo trenerės kursų. Ir sėkmingai radai. Supratau. Sveiki, Gerda. Sveiki, mano vardas Gerda, aš esu Drama Lešės blakstienų studijos įkūrėja, dirbu su blakstienų priauginimu jau daugiau nei 6 metus ir prieš metus pradėjau rimčiau vesti kursus. Prieš metus, ne? Rimčiau prieš metus. Taip. Pirmą kartą pravedžiau savo tokius kaip ir asmeninius kursus jau tai prieš 2 ar 3 metus, bijau sumeluoti, tokie buvo patys pirmieji. Bet jau rimtai pradėjau vesti kursus, tai būtent prieš metus, kad pilna darbo diena tiek su klientais, tiek su studentais. Kaip sprendei tapti tą blakstienų trenerę? Sprendimą turėjau jau nuo pat pradžių, kai iš tikrųjų aš praėjau tik tai kursus blakstienų priauginimo, nes aš tokia esu kaip ir savo labai asmeninė, labai griežta vadovė, kuri jau nusimato į priekį, galbūt ne pamečiui, kad po 2 metų būsiu tas ar panašiai, bet tiesiog nusistačiau, kad aš būsiu čempionatų nugalėtoja, tada aš būsiu trenerė, čempionatų teisėja ir pas mane tokie yra laipteliai, tai aš tą jau numačiau iš anksto. Žodžiu, karjeros srityje tu nusprendė imti visiškai visą maksimumą, Taip. nes daugeliui atrodo, kad blakstienų kaip ir darbas, mūsų amatas, vadinkim taip, ne, daugeliui atrodo, tai jo, kas čia buvo, tiesiog sėdžiu, klijuoju blakstienas. Taip. Tai aš daugeliu irgi bandau išaiškinti ir parodyti, kad blakstienų sfera, kad ir tokioj kaip mūsų mažoji lietuvėliai, iš jos galima išsisemti tikrai maksimumą ir į tai žiūrėti kaip ne jau kaip į hobį, kaip į verslą. Taigi, dar mūsų viena nuostabi pašnekovė. Sveiki, esu Tatjana Smarotkina, TS Lešės studijos įkūrėja. Dirbu su blakstienom jau 13 metų. Pastumėjo mane mano mielos klientės, kurios norėjo išmokti iš manęs blakstienų priauginimo meno. Kadangi dirbu labai greitai, tas arkliukas mano yra, kad dirbu greitai, darau greitai priauginimą. Ir visada galvojau, kad tai yra blogai. Ne aš galvojau, bet man sakydavo iš šono kitos meistrės, mano klientės atėjusios iš kitų meistrių, kad kad greitai nėra kokybiškai. Ir tiesiog aš nusprendžiau save išbandyti nueidama į čempionatą. Kai nuėjau į čempionatą ir išbandžiau save čempionate ir laimėjau 1 vietą, tada aš pagalvojau, kad greitai ir kokybiškai gali būti, Įmanoma. Tikrai taip įmanoma. Ir tiesiog po to pradėjau ieškoti kažko daugiau, pagalvojau, kodėl aš negaliu parodyti savo stipriųjų pusių, taip, parodyti kitom merginom, išmokinti savo braižo, taip. Ir pradėjau ieškoti kursų, radau tave, radau, kad tu paskelbei, kad vesi trenerio kursus. Kadangi prieš tai daug kursų pas tave praėjusi, tu man patikai kaip žmogus. Man labai patiko tavo bendravimas po kursų, tai buvo numeris 1, kad visada galiu tau parašyti, kažkas kyla kažkur klausimai, tai visada tau parašau. Ir tu visą laiką man atsakydavai. Tai Toks mano darbas. Taip, ir dėl to nusprendžiau būtent pas tave eiti. Malonu.
Taigi su įkvėpimo, ne, kaip ir merginos paminėjote, kad kiekviena turi savo tam tikrą tokį kaip arkliuką, nuo ko pas jūs tas prasidėjo įkvėpimas, bet ar tai tikrai buvo tas įkvėpimas, kad tik jūs klientė paskatina? Nu, pavyzdžiui, Gerda pasakė, kad jinai jau iš pradžių turėjo. O ar pas tave Gintarė ir pas tave Tatjana, ar tikrai tas buvo įkvėpimas tik nuo klienčių, ar jis atėjo iš kažkur giliau? Jisai atėjo laikui bėgant, pradėjau dirbti ir, kaip ir minėjau, kažko norėjau naujo paįvairinti. Dalyvavusi ne vienam blakstienų priauginimo konkurse, čempionate, sulaimėjus ne vieną vietą ir galvojau po tų konkursų, kažko man dar reikia. Atsirado motyvacija. Taip, ta motyvacija, kad aš norėčiau perteikti savo žinias, tas turimas, kurias aš mokiausi iš gan žinomų mokytojų, reikia perteikti savo žinias mokiniams. Tai ką aš esu per tiek daugelį metų surinkus informaciją. O tave, Tatjana, ar tik klientės, ar taip pat turėjai kažkokią tokį vidinį, kad jau kažkas tau jau kirbėjo, kad noriu taip ir ne kitaip? Taip, buvo ir klientės, daug metų darbo įdėta ir gal reikia kažko naujo. Tai buvau ir čempionatus irgi daug kartų ir visą laiką išeidavau su laimėjimais iš čempionatų. Atsimenu. Taip, ir po to atsisėdau ir galvoju, tikrai daug kursų praėjau, čia kai tik kokią naujovę iš karto einu palei visus trendus. Tai galvoju, reikia dabar parodyti, išmokinti kažką, parodyti kažkam, ką aš moku ir pažiūrėti, ar aš tai galiu. Taigi dar pasižiūrėjus giliau, į visą šitą dalyką, kaip diskutuoju su daug labai kolegių, kas taip pat dirba šitoje srityje. Ir yra tokių, kurios sako, aš juk visą gyvenimą tai blakstienų neklijuosiu. Ir turbūt teisingai, jūs irgi tai suprantat, kad kiekviena iš mūsų čia sėdinti esam tikrai labai daug metų bedirbantį šitoje sferoje. Ir aš vis laik sakau ir savo mintise tokia užduodu, o kai man bus, pavyzdžiui, 50 metų, tai nejaugi aš vis dar klijuosiu, sėdėsiu blakstienas? Vat ką jūs apie tai manot, apie tą amžių? Įsivaizduokit save nuo dabar, po 10 metų. Aš įsivertinau save jau vėlgi, kaip minėjau, nuo pat pradžių, kad jau pasistačiau savo tokį kaip ir piramidę, ką aš darysiu. Jūs laiptelius gal net ne piramidę. Ir nusimačiau. Tai jau gaunasi aukščiausią tašką, tu jau pasiekė. O kas tada bus po 10 metų? Dar ne, šiaip tiesą pasakius, nėra tai aukščiausias taškas. Aš vis tiek, mano aukščiausias taškas Lietuvoje, aš vis dar noriu orientuotis ir į užsienį. Taipogi užsienio rinką aš noriu vis dar sudalyvauti didesnėse erdvėse, tai yra konferencijos, kas vėlgi ne po vieną studentą, ne po kelis, kad tai būtų augimas. Kaip pranešėja turime. Taip, kaip pranešėja. Taip, bet kokiu atveju tai vis tiek yra toksai kaip ir savęs viešinimas, ko gero, savo vardo didinimas, garsinimas, bet kaip ir minėjau, ne tik Lietuvoje. Tai taip ateinant į 10-metį galbūt tikiuosi, kad mane taip pat žinos tikrai gerokai daugiau. Bet aš to norėjau jau ir nuo pat pirmų dienų, kai aš pradėjau dirbti. Taip. Dėl tos priežasties aš, pavyzdžiui, ėmiausi spalvoto priauginimo, taipogi dariau tokia kaip ir drįstu sakyti viena pirmųjų, bet bijau aišku sumeluoti, nes tikrai tuo metu to nemačiau. Tai aš norėjau jau nuo tada išsiskirti ir parodyti, kad aš galiu ir dalyvauti konkursuose su tais išskirtinumais. Niekada nedalyvavau, pavyzdžiui, čempionate su paprastais priauginimais. Pas mane visą laiką buvo stilizuoti, visada buvo kažkokie spalvoti. Jo, nes tiesiog man kita yra neįdomu ir aš visą tą stačiau, kad ateities savo mokiniai galėčiau parodyti, kad aš tą dariau, aš taip dariau, aš šitoj vietoj turiu patirties, aš tau tą galiu parodyti ir tą papasakot, kad man nereikėtų nukreipti kažkur kitur ir aš tą žmogų galėčiau pasilikti pas save iš esmės, galbūt taip galima būtų pasakyti. Tai viskas stačiau taip keliais žingsniais į priekį. Vėjuosi tų savo. Supratau. Kaip Gintarė įsivaizduoja save 10 metų perspektyvai? Galvoju, kad po 10 metų galėčiau kažką daryti daug daugiau, gal daugiau merginų apmokinti, gal daryti didesnis grupinius mokymus, daugiau, kad ir žinotų mane tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Tai žodžiu tikslas yra didesnė sklaida, kaip aš suprantu, 10 metų perspektyvai. Taip, gal net ir kiti kursai. Taip, kažkas naujo paįvairinti. Paįvairinimui. Kaip Tatjana save įsivaizduoju 10 metų perspektyvoje šitoje sferoje? Po 10 metų aš matau save taip pat blakstienų meistrė, trenerė. Vis dar. Taip, tai jau čia yra mano, man taip patinka. Bet nepamiršk, kad tu jau tada po 10 metų, tu jau būsi 23 metus dirbanti. Taip, gerai.
Nu, kol kas aš tave taip matau. Nežinau, kaip pasikeis gyvenimas po 10 metų, bet jeigu dabar, va, kaip tu manęs klausi, kaip aš tave matau, tai matau taip pat. Taip pačiai. Meistrė trenerė, išmokinsiu savo dukrą. Tiksliai, o tavo dukra jau bus auganti paauglė. karta, taip, va, ir padės man. Čia geras dalykas, tarp kitko. Taigi, merginos, dar klausimėlis. Kodėl pasirinkote būtent mano trenerio kursus? Aš internete ieškojau, kad būtų kursai akredituoti, nes daugelį metų esu pragyvenus Anglijoje, tai yra labai svarbu, kad būtų kursai akredituoti. Nenorėjau, kad tai būtų kursai kažkokie, nežinomi. Norėjau, kad tai būtų žinomos meistrės kursai, kad mane tikrai gerai išmokintų. Ir pradėjau ieškoti blakstienų priauginimo trenerės kursų ir labai daug kas rekomendavo jūs, Ana. Malonu. Tiesą pasakius, aš trenerių kursų pati kaip ir neieškojau, jie mane susirado, mane dažniausiai susiranda dalykai, aš tiesiog matyt tuo metu pradedu galvoti, galbūt garsiai šnekėti, ir Google veikia, visgi sistema veikia, reklama veikia. Ir aš tuo metu pamačiau, kad aš nežinau iš tikrųjų ar vedė kas nors tuos kursus Lietuvoje apskritai trenerio, tai mane labai sudomino, nes man iškrito iš esmės o kadangi mes buvom ir pažįstamos jau, taipogi jau buvau ir kursuose iš anksčiau, tai žinojau pas ką einu. Žinojau, ko tikėtis, kad bus kokybiška. Bet ar patenkino tavo lūkesčius, tu jautiesi drąsiai? Taip, nes aš po kursų būtent, iš esmės, nepaisant to, kad aš jau, kaip ir minėjau, buvau pravedus vienus kursus savarankiškai prieš kurį laiką, bet aš nuo to nepasistumėjau. O po kursų su tavimi aš iš esmės iškart susidėjau savo reklamas, kad ieškau studenčių, atsirado pasitikėjimas savimi, aš pravedžiau tikrai daug mokymų per praeitus metus. Aš paruošiau savo vieną iš mokinių čempionatui, kuri taipogi užėmė prizinės vietas, ko irgi labai džiaugiuosi. Taip. Tada pabuvau online konferencijos pranešėja, teisėja pabuvau pirmą kartą. Tai toksai iškart pasistumėjimas per 1 metus, peržengiau keliais žingsniais daugiau nei planavau, galbūt savarankiškai. Ir visą tai greičiausiai vien tik tai dėl to, nes gavau pasitikėjimo savim daugiau. Ir aš ir pastebėjau, kad tavo Instagramas toks jau gyvas pasidarė, ir jie eterį išeini, ir story prasidėjo, ir aš taip žiūriu, va, jau gerda, jau varo, jau. Nors atrodo smulkmenos pritrūko, ta prasme, atrodo kaip ir tu žinai, kad tu gali pasidaryti pats ilgesniu keliu. Vienas iš dalykų, šiaip aš esu už tai, kad reikia remti kitus taipogi ir lietuvių kūrėjus, ir iš esmės, tai yra kūryba, bet kokiu atveju, net jeigu ir kažkokie kursai, tai išmokti iš kažko naujo, iš kitos perspektyvos galbūt pasižiūrėti, nes čia tas pats kaip išmokti, nežinau, klasikos priauginimo ir su to klasikos priauginimu eiti per 10 metų dirbti savo vienam kabinete ir sakyti, kad aš viską moku. Tai čia irgi lygiai taip pat aš galiu turėti savo, nežinau, suvokimą, kaip daryti, bet aš galiu pasižiūrėti ir kaip kitas man gali patarti. Taip, čia iš tikrųjų tas vadinamas profesionalumas mūsų srityje. Tatjana, kaip tu? Man mintis jau kalbėjo eiti į trenerio kursus jau seniai. Bet taip, nebuvo Lietuvoje daug labai pasirinkimo to. Ir pamačiau, kad tu paskelbėjai, kad tu vesi tuos trenerio kursus, o kai aš tave jau pažinojau kažkiek, man tu labai patikai kaip žmogus, kaip dėstytojas, mokytojas tų kursų, tai pasirinkau dėl to ir tave. Man tas tavo bendravimas labai patinka, kad po kursų tu visada bendrauji, nepalieki žmogaus ant ledo. Nes aš skaitau, kad aš privalau tai daryti ir mes visi, kad ir kaip aš tiek būdama blakstienų trenerė, mokindama kitas trenerės, tiek jūs būdamas jau trenerės, mes suprantam puikiai, kad mes visą laiką turim vieną kitą, kaip pasakyti, palaikyti, nežiūrėti kaip į vieną į kitą, kaip į priešą, o kaip į kolegės, ne, teisingai. Ir jūs jau dabar darot praktiškai tą patį, ką aš. Jūs mokinat mokinės ir jos faktas, kad jūs turi problemų. Faktas, kad jūs kreipiasi pas jūs. Taip. Ir faktas, kad jūs turite jom padėti ir pagelbėti, nes kitu atveju, kas atsitiks, jūsų arba reputacija krenta, ne, ir jūs jau parodot savo neprofesionalumą. Nes daugeliui atrodo, kiek aš stebiu ir kitokių trenerių, ne, daugeliui atrodo, kad aš baigiau pas tave kursus. Ir mes nebepažįstame, mes daugiau nesusitiksim, mes daugiau nebendrausim ir ką man to reikia. O iš tikrųjų, kaip aš visą laiką sakau po kursų, ypač po bazinių, kai ateina mergaitės jaunos, visiškai žalias nulis, kai jos ateina ir sako, tai viso gero, sakau, iki pasimatymo, nes mes dar tikrai susitiksim, susirašysim, susiskambinsim ir taip toliau. Tai ar jūs sutinkat su tom, kad mes privalome palaikyti ryšį, mes privalome vieną kitą palaikyti, mes privalome padrasinti tą patį studentą, mokinę, kuris pas jūs mokėsi, nes susiduriu su
dabartiniais tokiais, sakykime, konkurenciniais galbūt sumetimais daugelis trenerių, kai kurie net jaučia tokią kaip konkurenciją, ne? Kad aš kaip ir mokinu, bet kažko nedasakau. Ne? Kaip jūs į tai žiūrite? Nu, pavyzdžiui, Gerda, kaip tu žiūri tai, kad jeigu tu dabar vestum, mokintum bazinį studentą nuo nulio ir kažko nedasakytum, pavyzdžiui, ten visus klijų veikimo principus. Tu ramiai miegotum naktį. Ne, tiesą pasakius tikrai ne, nes aš stengiuosi, aišku, aš prisitaikau prie žmogaus, dabar jau tą matau, kad aš tikrai prisitaikau prie žmogaus, kad jeigu jis, kažkokių žinių, bet aš nekalbu apie pačias svarbiausias, jam bus per daug, tai taip, to automatiškai nedasakai, bet ne iš piktumo, o tiesiog, kad jo neužgriozdant dar didesnė informacija. Kadangi aš palaikau taipogi ryšį savo mokinėmis pati ir ne taip, kad tik tai laukiu iš jų žinutės, kada jom reikės pagalbos, aš pati klausiu, kaip joms sekasi. Tai aš tiesiog žinau, kad jos nebebijos manęs paklausti ir jeigu aš kažko visgi nedasakiau, sakykime, dėl to, kad tuo metu, jos dar galbūt nebuvo pilnai pasiruošusios, mes tai galėsim aptarti. Bet aš už nengi. Tarpsme, tu drąsiai, geranoriškai visą tai suteiki, nes tau tai yra normalu. Taip, vienareikšmiškai, nes jos matydamos, kad aš jom padedu, jos pačios pasirinks, ar jos nori ateiti pasistiprinti į kitą kursą pas mane ir aš tiesiog nesidarysiu iš to pinigų, kad jeigu tu nori, ateik dar kartą, pasakysiu tada pasakysiu. Taip, kaip Gintarė manai? Aš lygiai taip pat manau, kaip ir šalia sėdinti kolegė, kad realiai aš kaip dirbu, tai aš dirbu su savo mokinėm po kurso 24 valandas, pas mane gali drąsiai kreiptis ir aš iš karto atsakysiu ir gali net ir skambinti, kad ir mano darbo metu, kai aš dirbu su klientais, nes aš pati žinau, kaip aš pati pradėjau blakstienų priauginimo srityje, žinau, kaip ta buvo pati pradžia ir kaip buvo tokių situacijų, kur aš galvodavau, o ką dabar daryti. Taip, skambutis treneriui. O dėja, teko su tokiais būti treneriais, kad, ne visi norėjo padėti. Ne visi norėjo padėti, tiesiog tai yra labai svarbu, kad tu treneris komunikabilus. Tatjana, ką tu į tai? Taip, aš tai tik už tai, kad bendrauti ir kuo daugiau, kadangi tave pasirinkau dėl to ir išmokau iš tavęs to, kad jeigu tu mokini, tai tu turi ir bendrauti. Ir jeigu kyla klausimų, tu turi visada padėti atsakyti ir netgi pasikviesti atgal, galbūt jeigu kažkas nesigauna ir parodyti dar kartą. Aš irgi esu iš tikrųjų už tai ir turėjus ne vieną tokią bazinio kurso studentę, kuriai, aš tikrai matau, kad jai labai sudėtingai sekasi, tai aš kartais ją pasikviečiu pas save ir realiai tikrai nemokamai aš pasisidinu ir sakau, padirbkim, aš tikrai pasižiūrėsiu, kur turėtų ten spragą, negu kad su žmogum ten chatint, voicint visą dieną ir gaiš laiką, kai galima ten valandėlę, 2 prisėsti, ir išspręsti tą problemą. Kas mano trenerio mokymuose jums buvo naudingiausia? Man buvo labai naudingiausia aplamai visa informacija, kurią tu suteikiai mokymo metu. Patiko labai psichologinės ir pedagoginės žinios, nes teko susidurti su situacijom, kur tikrai tų žinių man reikėjo. Viešasis kalbėjimas ir kaip perteikti mano turimas žinias kursų metu. Tai tas man labai buvo svarbiausiai. Malonu. Tatjana, kas tau buvo naudingiausia? Man naudingiausia galbūt buvo tai, kad išmokau sukurti savo programą, nes anksčiau aš tik su blakstienam dirbau. Tik kliavau, o dabar jau ir plačiau pradėjau dirbti, jau kurti, tu man padėjai kaip ir sukurti tą programą, savo žinias ten įdėti, tai tas ir buvo man labai naudinga. Ką tu, aišku, sėkmingai taikai dabar darbę, aš taip įsivaizduoju, kad tu, nes tai, ko tu išmokai, tu jau be to negalėtum jau išsiversti, tai yra tavo kaip būtiniausias įrankis. Taip. Gerda? Man svarbiausias dalykas, šiaip kurį aš išsinešiau, tai vėlgi dar kartą pasikartosiu, kad pasitikėjimas savim tai čia vienareikšmiškai, bet ką iš to norėčiau išskirti, kad pritaikyt savo kursą pagal tai, kaip reikėtų mokyti, nes vis tiek mes mokėmės iš esmės ir tos tokios struktūros, kaip tai turėtų būti, taip ir, kaip ir paminėjo kolegė, psichologinių žinių kursas, bet pritaikyti pagal save, nebijot, kad tas kursas jis bus vis tiek asmeniškas, jis vis tiek bus apie tai, kokia aš ir žmogus rinksis mane, bet kokiu atveju, tai ką jis norės sužinoti iš manęs, tai galbūt nebijot taip pritaikyti, o ne tiesiog sausai perimti. Tai, ką galbūt daro kažkas kitas ar kiti. Turim minėję struktūrą, eiliškumas,
kas po ko, teorija, praktika, kaip tą studentą išmokinti teisingai. Taip, kaip pagal tam išmokinti tikrą teisingai, bet laiko ir rėmą. tuo pačiu pritaikant prie savęs, kad nebijot va to. Nu, kad jinai būtų teisingai vedama unikali. Taip, tai tą unikali turiu iš omeny. esmės. Taigi dar klausimas toks ganėtinai įdomesnis. O kaip pasikeitė jūsų gyvenimas, ane, nuo tada, kai jūs tapote blakstienų trenerimis? Nes iki tol jūs buvote visos, kaip sakyt, meistrės, ane, kur aš tiesiog dirbu su klientais, neturiu daugiau jokių problemyčių, savo paklijuoju, namo, ne? Kaip gyvenimas pasikeitė nuo tada, kai jūs tapote jau trenerimis? Tatjana. Nu, pasitikėjimas savimi didesnis. Galbūt daugiau klienčių atsirado, daugiau merginų, kurios nori mokytis, ateiti pas mane. Koks jausmas yra dirbti ne tik su klientais, bet ir mokyti kitus? Geras jausmas pasidalinti savo žiniom su kažkuo. Pavyzdžiui, namo neateisi, nesidalinsi su šeima savo darbais, o vat kai ateina pas tave mokinė, tai faina pasidalinti, parodyti, ko tu išmokai per tiek metų. Ir kai žmogus irgi pradeda dirbti ir tu pamatai, kad tu gali išmokinti tą žmogų, tai tikrai nuostabus jausmas. Malonu. Gintarė, kaip pasikeitė tavo darbo diena tapus trenerė? Tapus trenerė, tai padaugėjo labai darbo. Kurioj pusėje padaugėjo darbo? Padaugėjo tiek ir su blakstienų priauginimu, ir tiek su trenerės darbu. Dabar turiu jau žinutės atsakyti ne tik paprastomis dienomis, bet ir savaitgaliais. Ar dabar, būdamos trenerės, jūs uždirbate daugiau, negu kad dirbdamos su klientais? Nebūtina vardinti sumų, bet tiesiog ar jūs uždirbate daugiau? Dabar, kadangi esu grįžus jau metai laiko kaip Lietuvoje, tai dabar dar tik įsivažiuojam. Dar įsivažiavime. Taip. Kaip Gerda, kaip atrodo tavo ta darbo diena, kai tu tapai trenerė, ir ar tu uždirbi daugiau, negu kad būdama paprasta eilinė meistrė? Mano darbo diena pasikeitė, kad padaugėjo atsakomybė. Tai reiškia, kad ne tik tai darbas su klientam, kad nuo ryto iki vakaro atidirbau ir važiuoju, bet būna, kad aš visą dieną atidirbu su mokinė ir vis dar priimu klientę. Tai tas pasikeitė taip pat ir priimant klientę dar gali būti, kad reikia atrašyti mokiniai prieš tai. Tai toksai pasipildė tam tikrų atsakomybių, už kurias taipogi šiaip nėra, kaip ir kalbėjom, tai nėra atlygintina, bet tai yra toksai kaip ir į priekį pažiūrėjimas, galbūt į priekį pažiūrėjimas. Į ateities perspektyvą. Taip, ateities perspektyvą tiek iš mokinės pusės. Taipogi taip, pakeisti, galbūt daugiau pasidomėti kažkokiamis naujomis technikomis užsienyje, patobulinti savo kursą, galbūt pritaikyti netgi kursą, jeigu, tarkim, turiu kažkokią mokinę, kur matau, kad, šitam visgi dar buvau neapgalvojus, pavyzdžiui, nes, taip gali nutikti visgi kažkokią situaciją. Taipogi pasipildyti, pasirašyti, gal kokia idėja kyla, o finansiškai, tai pasakysiu labai paprastai, kiek dirbsi, tiek uždirbsi. Iš esmės toks, kiek reklamuosi, kiek turėsi. Savęs, taip, tas pats ir su klientėm, kiek dirbsi, tiek uždirbsi, tas pats su mokinėm, kiek dirbsi, tiek uždirbsi. Faktas, kad geriau. Taip. Kaip tau, Tatjana, ar tapus trenerė, tu pajutei piniginę prasme, kad tu daugiau uždirbi, negu kad dirbdama tik su? Taip, aišku, daugiau negu kaip įprastą dieną dirbau, nes kursai vis tiek jie daugiau kainuoja. Tai ir šiaip aš esu darboholikė, mėgstu dirbti. Čia kaip visos, mes čia susirinkusios, čia darboholikės visos. Čia faktas, kad mes neskaičiuojam tų darbo valandų. Ir grįžtant prie tokio finansinio, piniginio aspekto, esu jums paminėjus, bet norėčiau dar šiek tiek išdiskutuoti šiuo klausimu. Kodėl aš klausiu, ar tapus trenerė jūs pradėjote daugiau uždirbti, finansiškai, ar tai finansiškai apsimoka? Ne, visos pasakėte taip, aš neklausiu sumų, nes tai yra tam tikras trigeris kiekvienam. Ir kitas dalykas - mokymų kaina. Kodėl aš to klausiu, nes daugelis yra jau Lietuvos bent jau rinkoje, kas tos kursus veda, sakykime, nežinau, įvardinkim bazinį kursą 100 eurų, tiesiog paimkim tą konkrečią sumą. Tai aš sakau taip, kad geriau jau paturėti 2, 3, galbūt 4 klientės tą dieną ir uždirbti tos 100 eurų, negu kad, kaip kiti galvoja, kad aš pasėdėsiu, pravesiu pincetais, pamostikuosiu, užsidirbsiu tą 100 eurų, bet aš išleisiu savimi nepasitikinti profesionalą, ir ta prasme, jisai jau gadins tiek mano vardą, tiek automatiškai jisai nejaus atsakomybės prieš klientus. Vat ką jūs apie tai manot? Kokia turi būti ta mokymų kaina, kad jinai atitiktų tiek jūsų finansinius lūkesčius, tiek žmogus išeitų patenkintas?
Tai kiekvienas meistras jisai įsivertina save, tai manau, kad kaina turėtų būti adekvati. Bet ar sutiksi su tom, kad mes turėtume ir pasinalizuoti rinkos tas kainas, ne? Aš nesakau, kad Žinoma. mes turime ten permušnėt mūsų ten kolegas kitus, ne? Bet tai neturėtų būti ten kaip pavyzdys, kad jeigu ten tavo kolegė veda ten už 500 eurų, ne kaip pavyzdys kursą, o tu čia staiga padarysi 100. Ar tu tikrai patiksi tas pačias žinias? Tai va, būtent teko matyti, kad ir kainos yra šiek tiek žemesnės, bet ar jos gaus tą tinkamą informaciją kurso metu ir jos išėjusios po kurso, jos galės pradėti laisvai dirbti ir joms nekils klausimų, tai čia yra labai svarbu rinktis tam tinkamą trenerį. Dėl kainos tai aš apskritai esu labai pikta tiek dėl mokymų vedimo, tiek dėl pačių meistrų, kurie dirba šiaip tiesiog kaip blakstienų meistrai. Ir tai, man atrodo, liečia šiaip ne tik mūsų meistrus, o apskritai tą rinką išsikraipiusią Lietuvoje. Tai aš, pavyzdžiui, savo kainas nustatydama, aš prisitaikiau šiek tiek prie rinkos, nes, tiesiog aš vis tiek, aš noriu tų mokinių. Tai Taip. aš žinau galbūt, kad mano kursas yra geras ir kad pas mane atėjusios jos išmoks, bet joms irgi reikia tai kažkaip sužinoti. Jeigu aš atbaidysiu su savo pernelyg aukšta užsikeltą kainą, galbūt aš sulauksiu kokios nors vienos. Tai reikia vis tiek prisitaikyti, aš manau, ir prie rinkos, bet ir nenusiskriaus savęs, kad nebūtų taip, kad visgi apsimokėtų labiau dirbti su klientais, kad vertėtų išleisti tą mokinį. Taip. Na ir čia lygiai tas pats, kaip ir aš jau minėjau, kad sakau, aš esu labai pikta iš tikrųjų dėl šitų kainų ir jos tikrai turėtų būti aukštesnės, nes labai dažnai žmonės vertina tik tai, kad aš atėjau, aš gavau knygutę, aš gavau žinias ir gavau diplomą. Bet kiek visko yra dar už nugaros, lygiai tas pats ir meistrui, kuris dirba su blakstienomis, yra ne tik tai blakstienos ir klijai. Yra daug daugiau, kaip ir aš sakau, aš noriu galbūt ir studiją įsikurti, įsirengti, tai irgi įeina, taip, į kiekvieną kainą, tai čia lygiai tas pats yra su mokymais, ateina į mokymus, jeigu norisi pas tą mokytoją ateiti, kad būtų didesnė erdvė, galbūt gražiau, ar galbūt ateičiai patinka labai žmogus, bet, nežinau, nuvylė, sakykime, vieta, tai vadinasi, reikia investuoti, taip, nes tai pagalvoti apie nes tai yra verslas. Taip, tai yra verslas tiesiog, taip. Kaip tu, Tatjana, galvoji? Aš irgi manau, kad kiekvienas turi savo vertę visų pirma, kiekvienas sprendžia pats, kiek jisai nori uždirbti ir kiek savęs atiduoti. Ir taip pat reikia prisitaikyti prie rinkos. Nemanau, kad reikia labai nupiginti arba labai užkelti tą kainą. Arba ta kaina iš marketinginės pusės neturi būti pateikta taip, kad mokinys suprastų, kad už ką, pirmas dalykas. Arba jeigu mes darom ten, kaip pavyzdys, kažkokias ten nuolaidas, kad ta nuolaida būtų ten, kaip vienkartinė, kaip kartą metuose būna Black Friday, pavyzdžiui, kad mokinys negalvotų, kad, tai pas ten nuolatos, tai ir mokymams čia bus nuolaida, tai aš tada ten, ateisiu į tos kursus, kai būsite ten, kainuos daug pigiau negu kad šiai dienai. Tai aš manau, kad mokymų prasme turėtumėm kaip ir kiekviena nenusipiginti, nes klientų ratai pas visas didelis rautas ir galima tuomet tiesiog be atsakomybės jausmo padirbti su klientu maloniau, nes man asmeniškai vesti kursus yra sunkiau negu dirbti su klientu. Aš su klientu aš kaifuoju, nes tai mano hobis, man malonu, o su mokiniu tu jauti įtampą, tu turėjai išmokinti, yra laiko intervalas, o jeigu jai nesiseka ir tu visą dieną toksai visas ant streso, sutikit su manim, kad... Šioks toks stresas tikrai yra pradžiai, kaip ateina naujas žmogus, šiek tiek tu jauti tokį jaudulį, kaip čia dabar bus, ar jisai gaus informaciją, supras tai, ką aš kalbu ir po to išėjęs jisai pradės dirbti. Tai šioks toks jaudulys šiaip normalu, kad yra. Taip, natūralus reiškinys. Ar sunku būti blakstienų trenerė? Sunku, šiaip sunku, bet tai atperka. Tai atperka, kai žmogus išmoksta. Čia, kaip aš minėjau, kad pas mane viskas yra irgi, kad aš siekiu ir pasiekiu, tai čia yra toks kaip apdovanojimas savo pačiai, kai žmogus pasiekia to, ką tu jam užbrėžiai pasiekti arba ką jis pats užsibrėžiai pasiekti. Bet tai yra labai sudėtinga ir aš pati, kaip prieš tai irgi paminėjai, kad su klientais yra lengviau dirbti. Aš po pirmų savo kursų, aš pasidariau savo tokią, savirefleksiją, kad kodėl aš dieną prieš mokymus man kažkaip sunkiau nusiteikti, kad kitą dieną man reikia į darbą. Aš važiuoju į tą pačią vietą, aš važiuoju, sakykim, su klientu, tik tai kitokiu, aš su juo daugiau laiko praleisiu, kodėl man yra sunkiau. Ir tada supratau, kad tiesiog yra tas toksai... Atsakomybė. Ir atsakomybė, bet ir išėjimas iš komforto zonos. Klientai mano komfortas. O čia gaunasi jau, tu nežinai, kaip seksis, tu nežinai visgi, koks tas žmogus. Taip, tu nežinai, kas ateis, tu nežinai, ar tau pavyks prie jo prieiti, tu stengiasi tai daryti.
Ir gaunasi toksai sudėtingesnis prieimas, bet gale dienos visgi atpildas yra didesnis. Gintarė, kaip tu galvoji? Blakstienų trenerė gal pradžiai buvo sunkiau, bet kaip ir minėjau, yra toks jauduliukas prieš kiekvieną mokinį, kai jis ateina mokintis. Aš visą laiką jaudinuosi, kaip čia dabar bus, kaip ar jisai supras viską, ką aš pasakoju. O didžiausias malonumas, tai kai viską papasakoji, mokinys tau padėkoja ir džiaugiasi kursais, parašo atsiliepimą gražų ir tu matai, kad jisai dirba, deda postus ir Tavo labai... darbas visgi atsipirko. Taip, ir tiesiog, gražu žiūrėti. Tai man čia yra pats didžiausias vertinimas. Kaip tau atrodo, Tatjana, ar sunku būti ta blakstienų trenerė? Taip, sunkiau negu dirbti, tiesiog blakstienų meistrė būti, nes išmokinti čia yra tikrai darbas didelis, kad įdėti tų žinių. Vienas mokinasi greitai, kitas ne taip greitai, vienas greičiau įsilieja į tai, kitas ne taip. Tai tikrai trenerė išmokinti kažką tai yra daug sunkiau, negi būti blakstienų meistrė. Taip. Kodėl aš klausiu, ar sunku tą būti trenerė? Nes daug yra merginų, kurios profesionaliai žiūri į šitą kelią, jos nori tapti blakstienų trenerėmis, bet kažko tai bijo. Ką pasakytume to merginom, kurios bijo vis dar tapti trenerėmis, bet nori, kaip jas galėtumėte padrasinti, kokiu būdu? Tai pirmiausiai padrasinčiau merginas labiau pasitikėti savimi, neklausyti negatyvios nuomonės, nes būna tikrai žmonių, kur specialiai sako, kad tu tik neįtum tą linkmę, arba gal jie patys norėtų eiti tuo keliu, bet tiesiog negali. Ir siekti savo svajonės. Aš manau, kad labai reikia pasverti, ar apsimoka bijot. Neapsimoka. Bijoti tiesiog neapsimoka. Kad tu drąsi, tai mes jau žinom. Tai. Daryti tai tiesiog, ką tu nori daryti, tai, ką tu įsivaizduoji ir konkuruoti tik tai su savim, nežiūrėti, nes šiandien net nebūtinai šitoj srity, čia apskritai pasižiūri Instagramą, kažkas daugiau atostogauja, kažkas gražiau gyvena, visiems labai didelis pavydas ir atrodo, kad jeigu kažkas jau pravedė kursus geriau, kad aš, tai jau viskas, jau aš jau nebepravesiu. Na tai netiesa, tu pravesi geriau. Galbūt iš to žmogaus pas tave ateis po to į kursus iš esmės. Tai irgi. Visą laiką reikia konkuruoti tik su savim. Taip, labai teisingai pasakyta. Aš irgi manau, kad reikia išlipinėti iš komforto zonos ir eiti vis į priekį tik. Bet ar jūs galvojate, kad kursų vedimas, kaip Gerda gerai paminėjo, kad jeigu aš ten blogai pravesiu, ten, kas ten bus, arba ten jau kitas jau geriau pravedė, tai aš jau geriau nepadarysiu. Tai aš galiu pasakyti tai, kad rinka yra labai plati. Ir tas pats bazinis kursas, kaip daugeliu, aš iš trenerių ne vienos esu girdėjus, kad tai jeigu ne jau buvo baziniam kursė, kaip pavyzdys, ten paimkim tą pačią klasiką, reiškia, jinai jau daugiau nebenorės niekur, jinai norės eiti ten toliau, Tai gali būti, kad jai nepatiko ten, nežinau, kursas pas kažkokią meistrę, trenerę X, jinai ateis pas jūs persimokinti to kursą, kad jūs tą žmogų mokytumėte gerai, nes sutikit su manim irgi, kad bazinis kursas tai yra mūsų pamatas. Taip. Dėl to ir klausiau, ar jūs jaučiate atsakomybę vesdami prieš mokinį, nes mokinys visada jūs atsimins kaip savo pirmąjį mokytoją. Aš asmeniškai, kiek per 12 metų dirbu, kiek aš esu pabaigus visokiausių užsienyje kursų, aš buvau net pamirštu pas ką aš jo, bet tą patį pirmą mokytoją, tu visą laiką atsiminsi, nes nesvarbu, ar tu atsiminsi, aš dabar turiu menį ar gerai, ar blogai, galbūt neatsilipiu gerai apie tai, apie savo pirmąjį mokytoją, bet aš ją atsimenu. Tai lygiai taip pat aš klausiu ir jūsų, turite jausti atsakomybę, nes jūs mokinys atsimins arba gerai, arba blogai. Čia tas pats, kas atlikit vieną kartą nekokybišką procedūrą, o 100 kokybiškų, tai visą laiką atsimins jūs kaip blogą meistrą, ne kaip gerą. Sutiksite, su tom? Taip. Dar klausimėlis toks pabaigai, įdomesnis iš tokių trenerio įdomesnių nutikimų kursų metu. Ar esate turėjus kažkokį tai tokį nutikimą, žinot, ne tai, kad ten nukrito pincetas ar ten apipylė klijais, gal ir tai nutikimas, bet kažką tokio neįprasto jums tuo metu. Galbūt tai jūs sustresavot, galbūt tai jinai sustresavo, galbūt kažkas su modeliu įvyko. Ar turit kažkokią įdomesnę istoriją papasakoti, tiesiog žiūrovams žiūrintiems? Taip, man buvo net keletą atvejų su mokinukėm, kurios atliko praktiką ant modelio žmogaus. Tai buvo toks nutikimas, kad mergina priuginėjo blakstienas ir jinai atsisuko į mane ir sako, negaliu, Gintarė, viskas, aš noriu verkt. Garsiai, prie modelio.
Taip, tai laimė Dievo modelis buvo iš kitos šalies, tai jinai Nesuprato nesuprato, ką jinai pasakė. Tai aš iš karto įsijungiau tokį režimą ir jai sakau, negalima taip daryti. Laimė Dievo, kad tai yra modelis užsienietė, kuri nesupranta lietuviškai, ką tu šneki ir kad tu negali rodyti savo emocijų klientui. Nes pas klientą, jeigu tu rodai savo emocijas, pas klientą įsijungia baimė. Jeigu kažką netai padarai, jisai galvoja, kas čia buvo ir iškart įsijungia baimė. Tai tu turi atlikti darbą ir nerodyti visiškai jokių emocijų. Bet nedabaigė. Ar tu dabaigė? Dabaigė, aš ją nuraminau, vėl įsijungia psichologinės žinios. Nuraminau, sakau, viskas, kvėpuojam, nepamirštam kvėpavimo, sakau, atsigerk vandenuko. Ir jinai, žinokit, pakvėpavo. Atsigėrė to vandenuko ir, žinokit, sudėjo blakstienas labai greitai. Buvau nustebus. Taip, visai prireikė tų žinių, kad jas pritaikyt. Taip. Pas kitas merginas, kas yra buvę įdomesnio? Pas mane gal tokio įdomesnio buvo tai, kad išmokinau klientę volum priauginimo ir jinai nuvažiavus namo už poros valandų atsiunčia man nuotrauką su darbu. Ir man tai patiko, kad tik baigė Ir iš karto kibo į darbus. Ir tikrai gražiai buvo darbas padarytas, jau viena jinai, be manęs, be mano pagalbos. Čia toksai iš nuostabos, kaip ir atrodo, kad Taip, kaip wow. taip greit neatsiūs ir čia toksai, wow, atsiuntė darbą padarytą. Taip. Nu, man toksai vienas iš, nežinau, ar čia nejuokingesnių, nei kažkokių neįprastų. Labai jauną merginą turėjau. Nu, ta prasme. Nepilnametė turi mini? Gal. Taip. Tai labai, iš psichologinės pusės priėjimas prie jauno žmogaus skiriasi, bet iš kitos pusės, kai gerai pagalvoju, galbūt jeigu užsispyrė suaugęs ir jaunas, gal ir tas pats. Bet, žodžiu, su jo situacija tiesiog buvo tokia, kad jinai atėjo, vėlgi bazinė, ir jinai atėjo tikėdamasi, kaip Pintereste, bet aš ir taip noriu priauginti, ir taip noriu padaryti, bet tas kokštelis, nuo pradžių, faktas, kad jisai toks nesigauna. Taip. Ir kai jinai pamatė, kad jinai taip negali padaryti, jai motyvacija tiesiog nugriuvo. Tai čia tokia vieta, kurią aš labai pasimokiau, kad reikia pagauti rankas dar nenukritusias. Ieškojau jos motyvacinio momento, kas ją traukia, ko jinai nori tuo metu su priauginimu, nes jinai nedarė priauginimo. Jinai telefonas, vandenukas, į tualetą, modelis guli. Reikia kažkaip tvarkytis šitoj situacijoje. Ir pati prie modelio nelindai? Ne. Jinai pradėjo, jinai dabar. Taip, pas mus buvo kelių dienų kursas, tai ką aš priėjau prie išvados, kad jai buvo labai svarbu rezultatas. Bet rezultato tai reikia kažkaip. Tai aš vieną dieną į to rezultato nedaviau. Ir jinai kitą dieną, norėdama tų gražių nuotraukų, nes vis tiek, ir šviesytė, ir visa kita, ir koks nors gražios tos modelių nuotraukos, kurias po to bus galima įsikelti į savo Facebooką, atidirbo kaip reikiant. Su tuo modeliu sekančiu. Žodžiu, toks bet čia buvo toks, taip, bet toks praėjimas pro save, kad tikrai grįžus namo, aš dar kitą dieną galvojau, kaip man prie jos prieiti. Nes jinai jau suprato, kad jinai nebepadarys taip, kaip jinai nori tam momentui. Ir jinai užsifiksavo. Nors dabar praėjo pusę metų, tiesą pasakius, darbai jau jinai eina link to, ką jinai nori padaryti. Bet jinai dirba, ne? Jinai dirba. Nenumetė rankų. Ne, kuo puikiausiai dirba. Taip. Tada klausimėlis dėl tas dirbo, nedirba, ne? Kaip jūs reaguojate į tai, ar jūs priimate tai kaip natūralų dalyką, kad jeigu ateina mokinys pas jūs mokintis ir jis nedirba šitoje sferoje? Kaip ir jam viskas gerai sekėsi, jisai kursų metu dirba, gerus darbus padarė, viskas okei. Bet būna, jeigu jūs pasiteiraujat, pavyzdžiui, aš asmeniškai, aš jas karts nuo karto pasižiūriu, vis tiek mes Instagramais ten pasidalino mane visom paskyrom ir aš matau, kad jinai nedirba. Ir toks gaunasi, kaip ir norisi jai parašyti paklausti, kodėl nedirba, bet aš žiūriu, kad, pavyzdžiui, būtent mano konkrečiu atveju, jinai jau ten užsiima, jau ten kokiais makiažais, pavyzdžiui. Ar jūs galvojate, kad jūs kažkur padarėte klaidą, spragą, ar tiesiog visgi ne kiekvienam duota tos blakstienos? Aš turiu vieną variantą, bet tai jau ir buvo, kad atėjo mergina po kursų, bazinių. Kažkokių kitokių kursų. Taip, atėjo pas mane. Po blakstieninių ar tiesiog blakstienų? Taip. Tada pabaigėme kursą, iš esmės tokį bazinį pakartojimą pas mane. Duomenis turi tobulus. Rankos, jinai jau ir turėjus to ir tikrai tie kursai nebuvo blogi, jinai gavus bazę, viskas yra tvarkoj. Atnaujinus žinias, nuskatinau, kad dirbtų, jinai paniškai žmonių bijo. Ir čia jau toks, kur nei vienas nieko nepadarys. Tai
Čia jau kursai nepadės. Daug modelių atidirbti. Gal jeigu pasirinktų kokią savaitę kursus, pavyzdžiui, kartu su manim galbūt prasilaužtų, Taip. bet jinai turi tada nebijoti savarankiškai. Priimti žmogaus, nes paniškai bijo žmonių. Aš irgi turiu keletas variantų, kai aš sakiau po kurso, po kelių mėnesių parašau savo mokinukėm, pasidomiu, kaip joms sekasi, ar pradėjo dirbti. Tai buvo viena mokinė, kur per kursų metu jinai tiesiog dirbo labai gražiai, jinai man visada rašydavo, klausdavo klausimus, skambindavo, ką daryti Gintarė, kaip toj situacijoje išsisukti. Ir po to aš jau žiūriu, kad jau jinai viskas, jau nebedirba. Ir problema buvo tame, kad jinai klausė kitų nuomonės. Kad tau nepavyks. Nepavyks, kad tu čia ne taip darai, bet jos darbai kaip pradžiamokslės, tai tikrai wow, tikrai gražu. Ir aš vis tiek, kiek aš galėjau, tai aš ją motyvavau, bet tiesiog. Dėja, kažkas nugalėjo, kažkas Tas stipresnės ir jėgos. liūdniausia, kai Tai va. darbai gražus, bet jos to pačios nemato. Ir atrodo, nors... Čia- Taip. Kaip tau yra tai buvę, Tatjana? Man buvo taip, kad viena mergina baigė kursus ir aš klausiu vis, kodėl nedirbi. Tai po to pažiūrėjau, jinai, tai makiažus baigė, tai ten dar kažkas, tai dar kažkas. Matyt, dar savęs nerado žmogus, tai bandė visur. O viena mergaitė tiesiog, sako, aš pas visas klausiu, kaip sekasi, kaip dirbasi, gal kažkaip. Ir sakė, tiesiog aš namie nenoriu dirbti, nerandu vietos, namuose aš nenoriu ten ant lovos kažką daryti, ten priauginėti ir taip toliau. Tai buvo ir taip. Kodėl aš klausiu tokių klausimų, jau taip einant link to, kad blakstienų priauginimas ir kiekviena kita grožio sritis, grožio šaka, ne, tai yra skaitosi kaip prabangos prekė, ne? Bet jinai prabangos prekė skaitosi, kad kainuoja įeiti į tą rinką ir joje išsilaikyti, nes daugelis numeta rankas. Iš pradžių jos mato trenerės, jos mato, kiek jos uždirba, kiek jos save ten investuoja. Netgi ir pas mane būna mokinės ateina ir sako, tai aš noriu taip, kaip tu dirbti, aš tiek dirbsiu, tiek uždirbsiu, nesakau, palauk. Čia daug metų yra įdirbis ir reikia nuleisti rankų, nepasiduoti ir išmokėti išsilaikyti toj konkurencingoj rinkoj, nes norėtųsi dar pažiūrėti profesionaliai. Tai mano pastebėjimas toksai, kad merginos atėjusios į kursą, jos galvo, kad vienus kursus išsilaikys ir jau viskas. Dirbsiu tiek, kiek jau daugelį metų meistrė jau dirbanti. Deja, taip nebus. Tu turi kuo daugiau dirbti, patirtis ir be abejo dar vienas dalykas toksai yra, kad žmonės nenori investuoti. Čia labai gerai pastebėta, dėl to investavimo tai ypatingai, nes žmonės net kai kurie pradeda tą patį blakstienų kelią nuo pat pradžių, jos net nenori investuoti tiek į geras priemonės, tiek į kažkokį tai gultą, ten, ta prasme, į kažkokį tai pagerinimą klientui, nes šiuo metu, kai rinka yra tikrai, sutikėtina, yra perpildyta tiek mokytojais, tiek trais, tiek visokiausių atšakų, ne? Ir klientas jau jisai renkasi kažkokią tai kaip kaininį segmentą. Bent jau anksčiau tai buvo. Bet dabar jau statistinis klientas, jisai labiau linkęs rinktis profesionalesnę tiek atmosferą, tiek aptarnavimą, nes moteris dabar žiūri netgi kaip meistras bendrauja. Tai kai tu baigi kursus, aš sakau, neužtenka tik pabaigiau kursus. Galima nueiti kažkokius psichologinius kursus, tos pačios veidotyros, psichologinius, kur galima atskirti tam tikrą žmogaus asmenybę, nes mūsų darbas tiek kiek trenerio, tiek kiek meistro yra labai stipriai susijęs su žmonių psichologija. Mes tampam jom asmeniniai nemokamai psichologai. Tai kodėlgi už procedūrą, mes, kaip pasakyti, neimsim ten daugiau pinigų už kažkokias konsultacijas, bet turime pagerinti savo aplinką, kvapukai, žvakės, kad kiekviena moteris grožio procedūroje jaustųsi maloniai ir mes lygiai to paties turime mokinti mūsų būsimus studentus, kad jos moterim teiktų, nes nuo mūsų priklauso ateitis ir nuo mūsų priklauso klientų gerovė. Ne tik mokinio, bet ir kliento, galutinio kliento, kuris yra pats galutinis šitoje grandyje, kaip jinai kokią emociją gaus po blakstienų priauginimo. Sutinkat? Taip. Taigi, merginos, ačiū Jums, kad skiriate savo laiko. Ačiū Jums, kad atvykot pasišnekėt. Jaukiai, maloniai pasėdėjom, pašnekėjom apie savo darbinius reikaliukus, galbūt įkvėpėm kitas, kurios bijo ateiti mokintis. Ir tikiuosi,
mūsų kelias, kad ir po 10 metų šitoje sferoje nesustos ir draugausim, bendrausim ir būsim kolegės. Ačiū Jums ir ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjo mūsų podcastą.